Respublikinės Klaipėdos ligoninės laboratorija yra vienas iš svarbiausių grandžių šiuolaikinės sveikatos priežiūros sistemoje. Tai ne tik vieta, kurioje atliekami įvairūs kraujo, šlapimo ar kitų mėginių tyrimai. Tai centras, kuris padeda gydytojui nustatyti ligas ankstyvoje stadijoje, stebėti lėtinių ligų eigą ir vertinti gydymo efektyvumą. Daugiau negu 70% medicininių sprendimų yra pagrįsti remiantis laboratorinių tyrimų rezultatais. Laboratorijos darbas dažnai vyksta tyliai, už uždarų durų, toli nuo paciento akių, bet būtent čia kasdien atliekami šimtai, kartais net tūkstančiai tyrimų, be kurių negalėtų vykti nei tiksli diagnostika, nei efektyvus gydymas. Darbas su ėminiais laboratorijoje prasideda nuo registratūros, kai mėginiai jau paruošti, jie paskirstomi atitinkamas laboratorijos skyrius. Klinikinių tyrimų kabinete atliekami šlapimo tyrimai. Tai svarbus tyrimas, leidžiantis įvertinti ne tik inkstų šlapimo takų būklę, bet ir bendrą organizmo sveikatą. Mūsų laboratorijoje šie tyrimai atliekami tiek diagnostikos, tiek profilaktikos tikslais. Šlapimo cheminė analizė atliekama naudojant sausos juostelinės chemijos metodą ir esant tam tikrai patologijai ir vadovaujantis atrankos kriterijais atliekamas natyvinio šlapimo dalelių analizė. Šis tyrimas atliekamas srautinės tėkmės citometrijos metodu. Kitų radinių patvirtinimui arba atmetimui papildomai atliekamas mikroskopinis šlapimo tyrimas. Automatinis hematologinis analizatorius – tai kiekybinis, pilnai automatizuotas prietaisas, skirtas in vitro diagnostikai klinikinėse laboratorijose. Juo atliekamas bendras kraujo tyrimas, leukocitų 5 dalių diferencinis skaičiavimas, hemoglobino koncentracijos nustatymas, retikuliocitų bei nesubrendusių raudonųjų kraujo kūnelių kiekio vertinimas kraujo mėginiuose, taip pat atliekama kūno skysčio analizė. Tais atvejais, kai automatizuoto tyrimo duomenų nepakanka, atliekamas citomorfologinis, tai mikroskopinis tyrimas, kuris leidžia detaliau įvertinti kraujo ląstelių morfologinius pokyčius. Nepaisant technologijų pažangos, geriausias optinis prietaisas išlieka žmogaus akis. Mikroskopijų kabinete vertinami morfologiniai ląstelių pokyčiai. Kraujo grupės nustatymas ir kraujo suderinamumo tyrimai atliekami automatiniu analizatoriumi, kai hemaglutinacijos reakcija vyksta gelio stulpelyje. Šie tyrimai užtikrina, kad donoro ir recipiento kraujas būtų suderinamas, o transfuzija saugi, išvengiant gyvybei pavojingų ir nepageidaujamų imuninių reakcijų. Biocheminiai ir imunologiniai tyrimai atliekami integruota analizatorių sistema. Analizatorius veikia visiškai automatizuotai, jis paima mėginį, dozuoja reagentus, atlieka reakcijas, o rezultatus automatiškai perduoda į informacinę laboratorijos sistemą, kur toliau tyrimo rezultatus vertina jau medicinos biologas. Kraujo krešėjimo tyrimai yra svarbi laboratorinės diagnostikos dalis, padedanti įvertinti hemostazės būklę. Automatizuoti analizatoriai naudoja optinius ir mechaninius matavimo metodus, tiksliai nustato krešėjimo laiką ir kitus rodiklius. Gauti duomenys leidžia gydytojui įvertinti kraujavimo ar trombozės riziką bei stebėti gydymo antikoaguliantais efektyvumą. Autoimuninės diagnostikos ir infekcinės serologijos tyrimams atlikti naudojami specifiniais tam tyrimui antigenais padengti mikrošulinėliai ir esant teigiamai reakciniai specifiniai antikūnai susijungia su antigenais. Fotometriškai išmatuotas spalvos intensyvumas yra perskaičiuojamas į tyrimo rezultatą. Mikrobiologijos laboratorijos pagrindinis uždavinys yra nustatyti infekcijos sukėlėją ir jo jautrumą vaistams. Laboratorija dirba tiek klasikinių mikroorganizmų auginimo ant terpių metodų, tiek ir šiuolaikiškų PGR metodų, kai vienu metu yra nustatomi nuo kelių iki keliasdešimt skirtingų mikroorganizmų ar virusų ir jų atsparumą vaistams lemiantys genai. Taip pat gali būti nustatomos atipinės bakterijos, kurios įprastai ant terpių neauga ir auga labai lėtai. Taigi laboratorija yra gyvybiškai svarbi ligoninės dalis, kur tikslūs matavimai virsta teisingais sprendimais paciento labui.